Sveiki, mano vardas Gintarė. Savo projektą šio pusmečio atlikau Investuok Lietuvoje. Mano projekto savininkas Kristijonas Vaicekauskas. Tai šio projekto tikslas buvo išanalizuoti, kaip Lietuvos laisvosios ekonomikos zonos galėtų tapti patrauklesne erdvė aukštųjų technologijų įmonėms. Tai analizė buvo grindžiama esamų vertinimų išvadomis, interviu su LES valdymo bendrovėmis, regioninės plėtros agentūromis bei įmonėmis šiuo metu veikiančiomis zonų teritorijose ir taip pat užsienio praktikomis. Trumpai apžvelgsiu dabartinę LES situaciją Lietuvoje. Tai šiuo metu Lietuvoje turime 7 laisvas ekonomikos zonas, jos yra išsidėsčiusios strategiškai skirtingose regionuose, tai yra Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kėdainiuose ir Akmenėje. Tai LES buvo įsteigtos tam, kad pritrauktų investicijas, kurtų darbo vietas ir skatintų ekonominę plėtrą. Tokie tikslai buvo 1996 metais. Tačiau šiandien matom, kad aukštųjų technologijų įmonių jose kol kas yra labai mažai, tai tik tai 2% ir dar apie 15% patenka į vidutiniškai aukšto technologinio lygio kategoriją. Tai reiškia, kad dauguma įmonių LES-ose vis dar orientuojasi į tradicinę gamybą, logistiką, o ne inovacijas ar pažangias technologijas. Be to, dalis teritorijų iki šiol išlieka nepakankamai išnaudotos. Jeigu iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad LES gali būti patrauklios investicijoms, jos siūlo palankės sąlygas verslui, mokestinės lengvatas ir dažnu atveju jau parengtą infrastruktūrą, tačiau kalbant apie inovacijas ir aukštąsias technologijas, išryškėja keli esminiai barjerai, su kuriais beje susiduria ne tik Lietuva, bet ir kitos Europos šalys. Tai yra silpnas bendradarbiavimas su mokslu, tai partnerystė su universitetais ir tyrimų centrais dažniausiai yra tik epizodinės, tai trūksta struktūrizuotų modelių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paskatų stoka. Tai šiuo metu LES nėra specialių mechanizmų, kurie skatintų įmonės, pavyzdžiui, investuoti mokslinius tyrimus ar technologinę plėtrą. Talentų trūkumas yra bene opiausia problema regionuose. Čia ypatingai jaučiamas kvalifikuotų specialistų trūkumas, ypač technologijų srityje. Tai nors ir bendradarbiavimas su profesinėmis mokyklomis, pasiūla ne visuomet atitinka sparčiai besikeičiančių sektorių poreikius. Nepakankamai aktyvus valdymas, tai dalis LES valdymo bendrovių daugiausiai užsiima administravimu. Tai trūksta aktyvios strateginės lyderystės, tai KPIs dažnai deklaratyvus ir nesusijęti su nacionaliniais inovacijų tikslais. Ir paskutinis iššūkis ar problema, tai yra tiesiog nėra aiškaus profiliavimo. Tai nacionaliniu lygmeniu LES specializacija nėra apibrėžta. Dėl to zonos iš tiesų dažnai konkuruoja dėl tų pačių investuotojų, tai vietoje to, kad kurtų vienas kitą papildančius sektorių klasterius. Dabar kviečiu apžvelgti gerasias užsienio praktikas. Tai Airijos pavyzdys rodo, kad LES gali būti naudojamas ne tik gamybai, bet ir kaip inovacijų bei technologijų vystymo erdvės. Tai šiandien LES įkurtas Future Mobility Campus Ireland, atidarytas visai nesenai, tai 2022 metais, ir tai yra pirmasis visapusiškas mobilumo technologijų bandymo centras. Tai čia testuojami autonominiai automobiliai, dar kitaip vadinamas self-driving cars. Tai dronai, tvari aviacija. Tai įdomu tai, kad projektą finansuoja tiek valstybė, tiek privatus sektorius, o jį įsitraukia tokie pasauliniai partneriai kaip Jaguar Land Rover, General Motors ir kiti. O svarbiausia, kad šis LES veikia ne kaip tradicinė gamybos vieta, kaip galbūt mums būtų įprasta, bet kaip eksperimentavimo centras, kuriame visa vertės grandinė, tai yra nuo idėjų generavimo iki prototipų kūrimo, bandymų ir komercializacijos vyksta vienoje vietoje.
Pietų Korėja demonstruoja, ką reiškia nacionaliniu mastu kryptingai vystoma strategija. Tai šalyje veikia 9 LES ir nuo 2020 metų kiekvienai jų buvo priskirta aiški sektoriaus specializacija. Tai pavyzdžiui, bioinformacija, medicinos technologijos ar žaliasis mobilumas. Tai kiekviena zona privalo rengti 5 metų vystymo planus, kurie apima ne tik investicijų pritraukimą, bet ir infrastruktūros pritaikymą bei partnerystę su mokslu ir verslu. Svarbu tai, kad Korėjos LES administracijos nėra tik teritorijų prižiūrėtojai ar administratoriai. Ne, jos veikia kaip aktyvus inovacijų ekosistemos kūrėjai. Tai turime rezultatą, kad koordinuotos aukštos pridėtinės vertės pramonės ekosistemos, kurios stiprina ne tik regionų, bet ir visos šalies konkurencingumą. Taigi, užsienio praktikos parodo, LES gali būti daug daugiau nei tik gamybos ar logistikos zonos. Jos gali tapti inovacijų centrais, talentų magnetais ir technologinio proveržio erdvėmis. Čia išskiriame 5 rekomendacijų kryptis, kurios gali būti naudingos ne tik esamoms LES, bet ir ateityje planuojant naujų LESų vystymą. Bendradarbiavimas su mokslo institucijomis ir mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros skatinimas, tai įtraukti šios rodiklius į LES veiklos vertinimą, tai šalia investicijų dydžio ar sukurtų darbo vietų svarbu matuoti ir sukurtų inovacijų, bendrų projektų su mokslo įstaigomis bei technologinių komercializavimo mastą. Specialistų rengimas ir pritraukimas. LES kartu su savivaldybėmis, profesinėmis mokyklomis ir universitetais galėtų kurti ir įtraukti specializuotas mokymo programas pritaikytas LES profiliui. LES valdymo modelio stiprinimas, aiškesni strateginiai rodikliai. Tai yra LES valdymo bendrovėms nustatyti KPIs. Valdymo bendrovės turėtų būti ne tik administratoriai, bet ir aktyvūs inovacijų ekosistemos kūrėjai. Tai yra inicijuoti klasterius, pritraukti partnerius iš mokslo. Regioninė integracija. Klasterių formavimas, skatinti LES specializaciją pagal sektorius, pavyzdžiui, biotechnologijos, žaliųjų technologijų klasteriai ir panašiai. Ir paskutinė rekomendacija yra nacionalinis profiliavimas. Tai aiški specializacija valstybinių lygmenių nustatyti, kokie sektoriai būtų prioritetiniai. Dėkoju už dėmesį ir mano projektą rasite Kurk Lietuvai internetinėje svetainėje.